Šimtametis gelbėtojas. Žinai, Astute, pasikvietęs žmoną į savo kabinetą, tarė Andrius. Ką tik man skambino Drukonių seniūnė ir pasakė įdomią naujieną. Kaimo bendruomenė iškilmingai paminėjo buvusio mokytojo 100 metų jubiliejų. Pasak jos, jubiliatas guvus, tokia proga net polkutę sušoko. Tik va blogai, kad seniūnė tik dabar paskambino, jau po šventės. Bet nieko, parašysim, tiksliau parašysi. Nukeliauk pas tą mokytoją ir iškamantinėk jį, kaip tik tu moki. Su viena sąlyga nusišypsojo Asta ir priėjusi apkabino vyrą. Jeigu kartu važiuosi ir tu. Astute, mieloji, negaliu, darbų krūvos, ėmė maldaut Andrius. Darbai niekur nepabėgs. Jų dalį gali permest Marytei, be to rytoj šeštadienis, tad jokie reikalai nesutrukdys mums pas mokytoją nukeliauti, neskubant pabendrauti. Na gerai, važiuojam abu, sutiko Andrius, bet rašysi tu. Senolis gyveno prie Beržyno prigludusiame 8 trobų kaimelį ir seniūnės perspėtas jau laukė žurnalistų. Svečius pasitiko pats ir iškart paaiškino, kad gyvena vienas. Žmona senai palaidojęs, o maisto produktais aprūpina, apskalbė, jo porą kambarėlių sutvarko, netoliese gyvenanti dukra, žentas parūpina kuro. Bet ir dukra turbūt ne jaunutė, pastebėjo Asta. Jaunutė, šelmiškai nusišypsojo Bronislavų prisistatęs trobos šeimininkas. Jai dar tik 60. Dukra gimė jau po karo. Pakvietęs svečius prie balta staltiese užtiesto apvalaus stalo, jis trinktelėjo ant jo šampano butelį ir tarė, kalba bus, kai išgersim. O jau papasakot judviem tai tikrai turėsiu ką. Kai Asta greta butelio padėjo iš miesto atsivežtą tortą, senukas suskubo ieškoti lėkštučių ir taurių, o Andrius pradėjo gerėti žmogum, kuris nebuvo susenęs, susmukęs, nugyventų metų suvargintas. Andrius buvo girdėjęs, kad šis žmogus su žmona karo pradžioje išgelbėjo sužeistą tarybinį pasienietį. Tad po to, kai buvo išgerta šampano ir suvalgyta po gabalėlį torto, paprašė apie tai papasakot, o Asta taip pat jungė diktofoną. Mūšis birželio 22 rytą įsiliepsnojo greta kaimo. Saulė kabojo jau gana aukštai, kai dulkėtų vieškelių link miestelio nuslinko mašina su raudonu kryžium ant šono. Bronislavas įsispyrė į klumpes ir nupėdino prie vieškelių. Aukštas, lieknas, pailgo veido ir protingų akių vyriškis įdėmiai pažvelgė į vieną ir kitą pusę, stengdamasi suvokti, kasgi bus toliau. Vieškelis buvo nykiai tuščias. Staiga pamiškėje prapliupo šūviai, šaudė vis smarkiau ir smarkiau. Paskui Bronislavas išgirdo variklių ūžesį. Gūžtelėjęs pečiais, jis apsisuko ir nuskubėjo į namus. Už vieškelio smarkiai trenkė, sudrebėjo žemė. Bronislavas įšoko į priemenę, atsisėdo ant plataus ąžuolinio suolo, sukluso. Šūviai poškėjo čia pat, girdėjosi šūkavimai ir aimanavimai. Kaip ten žmona, pagalvojo ir taip pat nuramino save. Išėjusi į bažnyčią neturėtų nukentėti. Ji nenukentėjo, laimingai sugrįžo. Netrukus nutilo ir šūviai. Ir tada atbėgęs jo mokinys Vladukas mikčiodamas sušuko. Tamsta mokytojai, jau ten prie minijos vokiškai šūkavę kareiviai 9 rusų kareiviukus nušovė. Mudu su Algučių krūmuose tupėjome, viską matėm. Už ką, mokytojau? Nieko neatsakė vaikui mokytojas. O vėlai vakare jį iš lovos pakėlė nedrąsus barbenimas į langą. Polės į priemenę, Bronislavas atsklendė duris ir vasaros prieblandoj pamatė sukniubusį žmogų. Pakėlė jį, įvedė į virtuvę, pasodino. Uždegęs lempą sudėjavo. Jaunutis raudonarmietis buvo kruvinas, jo apdraskyti rūbai šlapi. Pašokus iš lovo žmona padėjo nurengti klejojantį vaikiną. Pašildžiusi vandens, apiplovė jo sudaužytą kūną, sutvarstė žaizdas. Pagirdžiusi pienu, paguldė priemeniai ant suolo. Jis, eilinis karys pasienietis, budėjo prie valstybinės sienos sargybinio būrio sudėtyje, kai vokiečių pabūklai pradėjo apšaudyti užkardą. Pamatę raudonas raketas, kariai nuskubėjo ten, kur draugai kovėsi su užpuolusiu priešu. Kamavo mintis, nejaugi prasidėjo karas.
Užkardos viršininkas gulėjo po ąžuolu ir kalbėjo telefonu. Nikolajus atsiklopė apkase greta draugų ir prispaudęs prie peties šautuvo buožę laukė. Iki šiol jam dar neteko šaudyti žmonės, bet jie žinojo, ranka nesudrebės. Jis šaudys į priešą, kuris nori nužudyti jį, jo draugus, kurios sviediniai ir minos sproginėjo aplink ir jau uždegė medinį užkardos pastatą. Ilgai laukti neteko. Vokiečiai ėjo visų ūgių, laikydami priešai save automatus, garsiai šūkaudami. Nejaugi jie manė, kad taip lengvai įsibraus į pasienio užkardą. Karių šūviai ir viršilos kulkosvaidžio serijos šluote nušlavė pirmąją užpuolimo bangą. Vokiečiai parkrito, pasigirdo aimanos ir tada vėl suklegėjo jų minosvaidžiai. Niekada neužmirš Nikolajus, kai jų užkardos gynėjų liko visai mažai, kai daugelis draugų gulėjo nukauti ir nebuvo įmanoma jų palaidoti. Iš komendatūros atjojęs ryšininkas perdavė komendanto įsakymą trauktis. Kodėl? Nejaugi priešas stipresnis, kad reikia palikti sieną. Trauktis teko per nušienautą pievą, bet ir tai nebuvo išeitis. Besitraukiančius pasieniečius aplenkė 2 priešo tankai. Aplenkė apsisuko ir tada prasidėjo ta tragedija, kai kiekvienam tapo aišku, kad jo laukia mirtis, kad ji neatsitrauks. Tankai traiškė karius, kvėpavo pabūklų ir kulkosvaidžių ugnim, o šie blaškėsi, retkarčiais paleisdami kulkas į baisias mašinas, nesuvokdami, kad priešui tai nedaro jokios žalos, tik išlieja savo priešmirtinį pyktį. Nikolajus bėgo per lauką su 2 kariais, akis tvindė prakaitas ir todėl retkarčiais atsisukdamas jis beveik nematė, kas dedas aplink. Išgirdęs už nugaros klaikų variklio riaumojimą, jis šoko į šoną ir sukniubo. Pakėlęs galvą pamatė tolstantį tanką, o greta juodai raudoną kūnų ir žemės mišinį. Jis pašoko, pakėlė šautuvą ir pradėjo taikyti pajuodavusi saulę, bet saulė staiga tapo ryškiai raudona, griebė jį ir pradėjo sukti, paversdama tankus ir besiblaštančius tarp jų žmonės vis labiau tolstančiais ir gęstančiais kruvinais verpetais. Jį pakėlė grubios rankos ir vaikinas pamatė bespalvės įdubusias akis, gėlė galvą. Nikolajus prisilietė prie smilkinio delno, bet smūgis į nugarą privertė žengti vieną, paskui kitą žingsnį. Jis ėjo būrelyje vieškeliu, per rūškaną miglą stebėdamas, kaip greta mirguliuoja batuotos kojos, nesuvokdamas, kad migla šių batų sukeltos dulkės. Atsipeikėjo, kai visi sustojo, kai nugaromis atsirėmė į statų upės krantą. Vokiečiai šūkavo, mosavo rankom, paskui atsistojo atkišę prieš save juodus automatus. Sušaudys? Už ką? Nikolajus žengė atbulas, atsimušė į didelį akmenį ir parvirto. Spjaudydami ugnim suklegėjo automatai. Rytą pakilęs Bronislavas įžengė į priemenę ir aiktelėjo. Naktį atėjęs vaikinas sėdėjo ant suolo. Вы не можете сказать, где я? Jūs negalit pasakyti, kur aš? Paklausė šis. Ta diena Bronislavas iškasė klojime duobę, išklojo dugną šienu, iškalė šonus lentomis, sugalvojo, kaip ją uždengti, kaip paslėpti vaikiną nuo netyčia užkliūdusios piktos akies. Tai buvo slėptuvė juodai dienai. Šiaip Nikolajų paguldė ant šieno. Skriejo dienos. Antron pusėn riedėjo vasara, o Nikolajus vis dar nevaikščiojo, žaizdos gijo prastai. Porą kartų Bronislavas buvo atvedęs pažįstamą felčerį, įbruko jam lašinių paltį ir šis pažadėjo padėti bei tylėti. Tada prie stataus minijos skardžio Nikolajus buvo sušaudytas kartu su kitais paimtais nelaisvėn kariais. Fašistų kulkų sužeistas jis krito ant žolės ir kruvinai susidaužė į aštrų akmenį galvą, bet ta kraujuojanti žaizda jį ir išgelbėjo. Vokietis priėjęs prie gulinčių pasieniečių, kad pribaigtų juos, matyt pamatęs kruviną Nikolajaus galvą, jį jau nešovė. Kai vaikinas atsipeikėjo, buvo naktis. Bandė pakelti galvą, bet smilkinus nutvėskė klaikus skausmas. Atrodė, jo kaktą tvirtai surakino įkaitintas lankas. Bandė atsisėsti, bet pajuto, jog į petį įsmeigta kažkas aštraus ir tas aštrus daiktas stengėsi dar giliau į kūną įsmeigti.
Trumpa vasaros naktis skleidė blankę šviesą ir Nikolajus pamatė apdraskytus tamsius debesėlius, kurie lėtai slinko virš jo, o pro jų tarpus kyštelėdavo savo pavargusį veidą mėnulis. Jis niekada nematė tokio dangaus, jis niekada taip nežiūrėjo į dangų. Vasaros naktų dangus egzistavo savo, o jis, Nikolajus, savo. Ir tik dabar pajuto, kad ši tolima slenkanti pilkuma vilioja jį keliauti kartu. Jis suvokė, kad guli greta tos siaurutės upės, per kurią mediniu tiltu buvo varomos tokių pat kaip ir jis nelaimės prislėgtų karių būryje, kada jiems paskutinį kartą leidosi saulė. Tada jis girdėjo grubiai tariamus svetimos kalbos žodžius ir batų kaukšėjimą. Dabar išgirdo vandens čiurlenimą ir pajuto didžiulį norą atsigerti. Jis pagaliau apsivertė, pagulėjo kniūpšęs, nuvijo šalin skausmą ir sukandęs dantis, užčiuopę žolę, įsikabindamas į ją, pabandė šliaužti ten, kur girdėjosi vanduo. Jis labai pavargo, šliauždamas kelis metrus. Ištiesęs rankas ir bandydamas vėl ir vėl įsikabinti į žoles, rankose pajuto drėgmę. Ir tada įveikęs dar gabalėlį atstumo, nuleido galvą į gaivinantį vandenį. Jis ilgai įgėrė šiltą vandenį. Guldė jo tėkmę tai vieną, tai kitą. Skruostą ir jautė didžiulį norą panerti į vandenį visą kūną. Net tada, kai žaizdos pagaliau buvo nugalėtos, kai Nikolajus tvirtai atsistojo ant kojų, jis nesugebėjo prisiminti, kaip jam tada pavyko pasiekti kitą Minijos krantą. Gal jis ir plaukė tose vietose, kuriuose buvo giliau, gal bandė atsistoti ir įsikabinti į slidžius akmenis. Upė nepražudė jo. Ji padėjo susigrąžinti dalelytę jėgų, kurių užteko, kad atsidūręs kitame krante vaikinas pasijustų tvirtesnis ir pajėgtų užsibrėžti tikslą, kuo toliau šliaužti nuo tos vietos, kur jį sušaudė. Jei piktakis rytą būtų įtarusi, kad vienas iš sušaudytųjų sugebėjo pasiekti kitą Minijos krantą ir nušliaužti nutryptą pievą, bręstančiais rugiais dulkėtų pakelės grioviu, bematant būtų pastebėjusi paliktus pėdsakus, kurie nutrūko prie mokytojo Bronislavo sodybos. Pėdsakų nenuplovė dar tik laukiamas lietus. Karštos dienos keitė vieną kitą. Ir tik prie važiuojančių mašinų sukeliamos dulkės, lėtai nusileisdamos, dengė suluošinto žmogaus kančių kelią. Namo siluetą jis pamatė atsidūręs jau greta jo. Vaikinas negalvojo, kad žmonės gali ne tik nepadėti, bet ir išduoti, o tada jį vėl sušaudys. Nikolajus tikėjo, kad prisiglaudę po šio namo stogų žmonės jo išsigelbėjimas. Sukaupęs paskutinės jėgas, jis prišliaužė prie lango, atsiklaupė. Svaigo galva, norėjosi atsigulti. Priglaudęs veidą prie šiurkščiaus sienos rąsto, pakėlė ranką, pabeldė. Ruselį ant kojų pastatėme rudens pradžioj, maigydamas staltiesės kampą, pasakojo Bronislavas. Jis panoro keliauti saviškių ieškoti, bet aš neišleidau. Frontas toli, o pavojai būtų tykoję kiekviename žingsnyje. Dienomis vaikinas tupėjo kluone, o naktimis išeidavo į kiemą prasimankštinti. Turėjau aš keletą 40-aisiais įsigytų rusiškų knygų. Jis jas perskaitė po kelis kartus. Nikolajaus Ostrovskio, kaip grūdinosi plienas, su juo net aptarėme. Kolė panoro imti į rankas ginklą, burti partizanų būrį ir mušti fašistus. Ir mušė, paklausė Asta. Ką jūs? Man pavyko įtikinti jį, kad išeitis viena. Tyliai sėdėti sodyboje, laukti ir sulaukti saviškių. Sulaukė? Taip. Atsisveikino su mumis tada, kai mūsų sodybą užsuko rusų žvalgai. Deja, nieko daugiau apie jį negirdėjome. Tęsėsi karas. Ir gali būti, kad mūsų Kolė žuvo fronte. Nuostabi istorija, prabilo Andrius. Nejaugi per tuos 3 gyvenimo pas jūs metus jokia pikta akis neįtarė, kad jūs slepiate rusų kareivį. Ir kaip pavyko įslėpti žiemą? Senolis nusišypsojo užblukusių akių raukšlelėmis ir pakilęs pakvietė svečius į kitą kambarį. Čia tarė.
Štai šią ąžuolinę rūbų spintą paveldėjau iš tėvo, o jis ją dar mano vaikystėje arkliais parsivežė iš Tilžės. Matot, kokia ji ilga ir plati. Tokių dabar ir su žiburiu nerasi, tai muziejinis eksponatas. Tai va, sveteliai. Šioje spintoje ir leido žiemų naktis Kolė. Ji buvo patikima slėptuvė, nė karto nepakišusi jam kojos. O kas dėl piktos akies, priminė Andrius. Buvo ta akis, buvo, atsakė senolis, sugrįžęs prie stalo. Dar smetoniniais laikais mokiau aš tokį poviliuką, kaip tada buvo sakoma, benkartą. Prastai jis mokėsi, pastoviai apsisnargliavęs vaikščiojo, buvo liesas ir neužauga, tad vaikai jį praminė Suskiu. Ta pravardė taip prilipo, kad ir užaugusi, ištįsusi, jį visas kaimas tik taip ir vadino. Pirmaisiais tarybiniais metais poviliukas niekur nepritapo, tik naminukę maukti puikiai išmoko. Užėjus vokiečiam tapo baltaraiščiu, štai jis ir šniukštinėjo, kur kas dar gali tarybmečiu kvepėti. Atrodo, ir Kolios kvapą buvo užuodęs, nes ne kartą lankėsi pas mane ir vis dairėsi klausinėjo, ar niekas kaime kokio užsilikusio ruskelio neslėpė. Žinoma, aš visada turėjau naminės atsargą, tai ir lakinau savo buvusį mokinuką. Kartą žiemą jis atsėlino vėlai vakare, kai mes tryse ką tik buvom pavalgę, bet dar indų nuo stalo nenunešė. Kas tie trys? Taigi aš, žmona ir Kolė. Vaikinas spėjo spinto nunert, tačiau 3 arbatiniai puodeliai ir 3 lėkštutės poviliukui iškart į akis krito. Tačiau, kai gudriai primerkęs mažytės akutės paklausė, o kas trečias prie stalo sėdėjo, žmona net mane tikėtai išpoškino. O tas trečias poviliuk tai tu, jaučiau, kad šiandien užeisi, tai ir indėlius tau paruošiau. Tuoj naminukės įpilsiu, lašinukų papjausysiu, mesk šalin skrandutę ir prisėsk ant suolo. Ar jis pastebėjo, kad indai buvo neplauti? Nežinau. Tačiau ir nusimetęs nutriušusią skrandą, poviliukas vis dairėsi, stengėsi įžvelgt, ką nors įtartinų. Ir tada liežuvinga mano žmonelė įgėlė svečią savo trigrašių. Neuostyk, poviliuk, uostyti šuns darbas. Tu juk ne šuva, o sąžiningai vokiečiam tarnaujantis lietuvis. Vos nepaspringo poviliukas naminukė, tokius žodžius išgirdęs. Paraudo, pašoko, piktai subliovė. Na, teta, jei nepagarba mokytojais, tai senai visus jūsų pastatus būtumėm iškratę. Slepiat kažką, slepiat. Jeigu kratyt užgrius vokiečiai, aš jums jau negalėsiu padėti. Ir pakvipo jūsų namuose didžiulium pavojum, pasakė Asta. Žinoma, kad pakvipo. Tačiau, kaip sakoma, Dievas pasigailėjo. Niekas neužgriuvo. Frontas tą rudenį ties kaimų savaitę tingiai pasistumdęs nusirito link Klaipėdos. Kai pavakarę vienos spalvos kareiviai atsišaudinami skuodė pro kluoną link Beržyno, o kitos spalvos milinės dėvintys, kudašių nešantėmi nugaras pyškindami vijosi, mokytoja šį veiksmą stebėjo pro langą, nors žmona klykė rėkė, kad būtina pilvais įgrimdis įsiremti. Šūviams aprimus ir kiemui sutemose skęstant, Bronislavas pasigailėjo vis dar drebėjusio žmonos ir pats nupėdino į tvartą apsiliuopti. Suklusti jį privertė aimanos, už tvarto sienos dejavo žmogus. Prie karčių tvoros Bronislavas aptiko kareivį, šis gulėjo kniūpšęs ir aimanavo. Kurią susigrūmusią pusę gynė karys, tirštėjusioje prieblandoje nebuvo įmanoma nustatyti. Pakėlęs leisgyvį kūną, mokytojas nunešė jį į priemenį, paguldė ant suolo. Uždegęs žibalinę lempą su aprūkusiu stiklu, priemenėn pavadino žmoną, ši pamačiusi gulintį kareivį teištarė, vargšas vokietukas. Nusprendė, reikia sulaukti ryto. Jeigu ir vokietukas jo sulauks, nenumirs. Bronislavas pasivadins felčerį. Nenumirė. Rytą atgavo sąmonę ir net paprašė atsigerti. Apsilankęs felčeris apžiūrėjo, apiplovė žaizdas, iš kojos raumenų išlupo įstrigusią kulką. Kai Bronislavas jam įbruko lašinių paltį, pažadėjo dar apsilankyti ir žinoma, tylėti, kaip visada. Pasidžiaugė tada Bronislavas, kad mokytojų seminarijoje rimtai mokėsi rusų ir vokiečių kalbų. Ir vienos, ir kitos kalbos dėstytojai pastoviai kartojo, kad išsilavinęs lietuvis turi mokėti abiejų didžiųjų kaimynų kalbas.
Tie didieji kaimynai pasivaikščiojo ir daug pėdsakų Lietuvoje paliko Pirmojo pasaulinio karo metu. Tačiau dėstytojų manymų panašus pasivaikščiojimas būtinai pasikartos tik jau platesniu mastu. Ir lengviau išgyvens tas lietuvis, kurie sugebės su jais susikalbėti jų kalba. Jau kitą dieną iš vaikino sužinojom, pasakoja Bronislavas, kad jį tėvai pavadino Hansu, kad jis Miuncheno universitete buvo pradėjęs studijuoti teisę, o prieš mėnesį pašauktas į kariuomenę ir pasiųstas į rytų frontą. Nenorėjo jis to fronto, nesuprato, kad karas jau pralaimėtas, tačiau kur dingsi? Automatą į rankas teko paimti, kai aš pasakiau, kad reikėtų jį atiduoti rusam. Šie, kiek teko girdėti, su belaisviais elgėsi žmoniškai. Vaikinas obliovė, nein, ir mudu su žmona jo pasigailėjo. Neblogas buvo tas vokietukas, o vadinomės jį Gansiuku. Ir niekas iš pašalinių nesužinojo, kad jūs vokiečių kareivį pas save slepiate, paklausė Asta. Ne. Jo žaizdos, ypač ta, iš kurios felčeris kulką išėmė, ilgai gyjo. Tad žiemą jį teko įkurdinti vėl toje pačioje spintoje. Galutinai ant kojų Gansiuką pastatėm karui pasibaigus ir sodams sužydėjus. Ir tada vaikinas paprašė nuvežti jį į Tilžę, iš kurios dar nebuvo iškeldinti vokiečiai. Jis teigė, kad Tilžėje gyvenanti jo teta. O kodėl reikėjo vežti? Kodėl belaisvis negalėjo pėsčiomis keliauti, pasmalsavo Asta? O tam buvo dvi priežastys, aiškino Bronislavas. Pirmiausia, jis stipriai šlubavo. Vaikščiojo pasiremdamas lazdelę. Antra, kišenėje turėjo tik Wehrmachto kareivio dokumentus. Tai būtų įstrigęs pirmojo patikrinimo metu. Ir kokiu transportu įvežėt? Arkliu. Kreipiausi į kaimyną Leonavičių. Jis ir paskolino man savo bėrį su vežimu. Gansiuką paguldžiau ant dugno. Gerai, kad jis nedidukas buvo. Užverčiau šienu, ant viršaus užmečiau porą maišų bulvių ir važiavau į tada garsėjusi Tilžiaus turgų jų parduoti. Rizikavo teisįterpė Asta. Ir kaip sekėsi kelionė? Ties Mikytais sustabdė du įkaušę rusų kareivį, pareikalavo nuvežti juos į Tilžę. Tai negi neįsodinsi. Vienas atsisėdo greta, kitas įsitaisė ant bulvių maišo. O maišas Gansiuką buvo prispaudęs? Ne, Gansiukas per vidurį gulėjo, o bulvių maišai šonuose. Tie linksmi kareiviai mudviem tapo apsauga. Prie Tilžės tilto patrulis nestabdė, dokumentų netikrino, matyt, mano keleiviai aniem buvo pažįstami. Nesėkmę patyrėme pačioje Tilžėje. To namo, kuriame gyveno jo teta vietoje, aptikom daužytų plytų krūvą. Gansiukas ją pamatęs pasimetė. O ką toliau daryti? Reikėjo tai nedelsint spręsti. Aprengęs jį buvau prastokais kaimietiškais rūbais, tad jo išvaizda pašaliniam įtarimo nekėlė. Didžiausią pavojų jam kėlė dokumentų patikrinimas. Stovėdami prie sudaužyto namo pamatėme pro šalį einančią pagyvenusią moterį. Iš aprangos, o ypač iš kažkaip nemūsiškai parištos skarelės supratau, kad tai vokietė. Dar greičiau tai suvokė Gansiukais. Ką jie ten tarp savęs kalbėjo, nežinau. Nesistengiau įsiklausyti, juolab pajutau jų kalbos tarmišką atspalvį, tačiau supratau, kad ta moteris Gansiuko išsigelbėjimas. Apkabino jis mane atsisveikindamas, net ašarą išspaudė. Ir murktelėjo su ta moterim į gretimo namo tarpdurį. Daugiau aš apie jį nieko negirdėjau. Patsgi, pardavęs bulves, sėkmingai sugrįžau namo. Karas baigėsi, tačiau ramaus gyvenimo kaimo žmonės nesulaukė. Pamiškėse, ypač naktim, poškėjo šūviai. Iš atokesnių vienkiemių pasiekdavo žinios apie išžudytas šeimas. Karas tęsėsi, tik jis įgavo kitokį pavidalą. Nematomas frontas nešė kerštą ir neregėtą žiaurumą. Apsiliuobęs ir kritęs lovon, nuovargio numalšinti kaimietis nežinojo, ar rytą jis atsikels vargelio vart, ar prieblandoje neprikels į krūtinę įremtas lietuvio rankomis laikomas vokiškas automatas. 3 valdžių paruoštus patiekalus teko paragauti mažytės kaimo mokyklėlės mokytojui Bronislavui. Alkani ir klumpėti vaikučiai subėgdavo į klasę Smetonos valdymo metais. Mažai kas pasikeitė Stalino saulei patikėjus.
Pribloškė Bronislavą žinia apie 41 birželio trėmimus. Gretimame miestelėje uolūs trėmėjai žemiečiai naktį Vokče susėmė gyventojų pagarbą pelniusio progimnazijos mokytojo šeimą. Tas mokytojas kadaise ir jį, Bronislavą, lietuvių kalbos mokė. Už ką? Ir kodėl be teismo sprendimo? Kas ir kokiu pagrindu turėjo teisę spręsti, ką paskirti, nežinia kuo kaltu? Kaimas tyliai kentėjo. Ir šėrė, ir girdė, drebėdamas laukė, kada šiais įneždins į savo Faterlandą. Pasiėmė su savim ir jiem parsidavusius suskius. Tačiau griūvančiame Faterlande matyti lietuviškieji suskiai reikalingi nebuvo. Nusiplėšę nuo rankovių nekaltų žmonių krauju aptaškytus baltus raiščius, jie karštlygiškai ieškojo savo vietos ir rado ją miškų tankmėse. Kaimo mokytojai tai buvo pats sunkiausias laikmetis, pasakojo Bronislavas. Jei prastai tarnausi tarybų valdžiai, išbarbens į Sibirą. Jeigu uoliai jai tarnausi, nugalabys miškiniai. Reikėjo rasti tą auksinį vidurėlį, kad ir vieniem, ir kitiem įtiktum. O rasti jį, kaip buvo nelengva. 46 rudens naktį į šios trobos duris taip buvo pasibaladuota, kad tapo aišku, ir mes sulaukėme skerdinių. Niekur nedingsi, atsklendžiau. Bet miškiniai neskersti atsibaladojo. Įmetė į virtuvę sužeistą draugelį, liepė jį mylėti, nuo stribų paslėpti ir išgydyti. Paklausite, kodėl būtent man tokią dovanėlę pametėjo? Ogi todėl, kad liaudės gynėjo kulką sugavęs miško brolis buvo jau minėtas mano mokinys Poviliukas, kuris ir miške gyveno Suskio pravardį. Taigi, 3 kartą teko peilio ašmenim vaikščioti. Kartą ateina automatų nešinas liaudės gynėjas. Taip pat buvęs mano mokinys Leonas. Pasitinkam su žmona kaip brangų svečią, arbatos pakviečiam išgerti, o jis pasakoja apie banditų gaujos likvidavimą. Tik va, Suskis iš pasalų išsprūdęs. Pašovė į gynėjai netoli kaimo, tad slepiasi jis greičiausia kažkurioj troboj. Kas per rūpužės priglaudė buvusį žydšaudį po savo stogu? Ir kaip mudviem tokių kalbų klausytis, kai Poviliukas kitam kambaryje spintoj savo brangų kailį daboja? Ir kuo užsibaigė tas Suskio spintoj gulėjimas, smalsavo Asta. Užsibaigė, kur neužsibaigs, tik ne taip greitai. Vėl vadinau tą pažįstamą felčerį, vėl brukau jam lašinių paltį. O šis, žinojęs, kas toks yra Poviliukas ir kad yra ieškomas, patarė man nerizikuoti ir jį išduoti. Neišdaviau. Vis dėlto žmogų gelbėjau, nors ir kruvinom rankom. Kai šis atkuto, pradėjau kalbinti. Pirmiausia, norėjau sužinoti, kodėl ne dvarponio, o vargą vargusios mergos vaikas buvo įsivėlęs į tarnystę naciam, šaudė žydus, o paskui susidėjo su kitais užvėrėjusiais dvikojais, kuriuos dabartiniai istorikai mokykliniuose vadovėliuose vadinasi partizanais. Poviliukas aiškino, į nacių pinklės įkliuvęs ne savo noru. Paimti į rankas vokišką automatą jį privertęs policininkas, kuriam jis buvo prasiskolinęs. O nudobti žmogų buvo sunku tik 1 kartą. Kai ėjo frontas ir vokiečiai bėgo, jis bandė įšokti jų mašinas, kurioje tupėjo keli kareiviai kėbulą. Bet šie uoliai tarnavus jiems vaikėzą išspyrė į pakelės griovį ir garsiai nusikvatojo. Miškas. O kur dar galėjo nusidanginti jis apylinkėse pelnęs gyventojų neapykantą? Aiškinau jam, kad vienintelė išeitis pasiduoti saugumiečiam atgailauti. Žinoma, kalėjimo neišvengs, tačiau mirties bausmė tuo metu jau buvo panaikinta. Ir keletą metų pasėdėjęs jis būtų sugrįžęs. Visas reikalas baigėsi tuo, kad naktį išėjęs gamtinių reikalų tvarte pasikorė. Radau kybantį virš kiaulių gardo. Tai atleis man Dievas. Tada vėl paprašiau kaimyno arklio su vežimu ir nuvežiau lavoną į tą mišką, kuriame dar tūnojo jo draugelį. Pakasiau savo buvusį nevykusį mokinį, žmoniškai, po dailių beržų svirunėlių, net poterį sukalbėjau. Nepasigėdo Poviliuko jo draugelį. Buvo užėję, bet patikėjo, kai pasakiau, kad jis išgydytas nežinia kur iškeliavo. O netrukus pasimirė ir kaimo žmonių dėl nevykusio sūnaus apspjaudyta ir nusigėrus jo motina. Patylėjęs Bronislavas dar kartą pripildė taures, pasiūlė išgerti už tai, kad žmonės kuo rečiau keltų vieni prieš kitus ginklus,
kad kuo dažniau vieni kitiems padėtų, nes mes visi esame to paties Dievo vaikai, pacitavo. Jūs išgelbėjote 3 skirtingų tautybių ir mąstymo vyrus, samprotavo Asta. Kurį iš jų, jeigu būtų galimybė, norėtumėte pamatyti, pabendrauti? Aš esu tikras, kad visi 3 jau iškeliavę anapilin. Bet jeigu, kaip jūs sakote, būtų galimybė, pamatyti norėčiau ir rusiuką, ir vokietuką. Abudu jie buvo geri vyrukai. O paskui Bronislavas pakvietė svečius pasivaikščioti ir juos, išėjusius į kiemą, pasitiko linksmai nusiteikusi pavasario saulė. Aš jūs nuvesiu prie ano medžio, mostelės ranka tarė, ir parodysiu po juo stovintį akmenuką. Ne akmenukas, o didžiulis akmuo, rymojo po galingų, dar neišsiskleidusiais lapais ąžuolų. Apsamanojęs, jis stovėjo veidu į greta pribėgantį laukkelį ir rodė 4 neužgyjančias žaizdas. Kadaise žmonės jo kūne buvo išgręžę skylutes, įkalę jas pagaliukus, prie jų pritvirtinę kažkokį svarbų įvykį menančią memorialinę lentą. Nelaukdamas klausimo, senolis paaiškino. Šiomis vietomis prieš karą ėjo valstybinė siena tarp Tarybų Lietuvos ir nacių užgrobto Klaipėdos krašto. O kiek toliau nuo šio ąžuolo ūkininko sodyboje buvo įsikūrusi tarybinių pasieniečių užkarda. Vyrai tą ankstyvą rytmetį didvyriškai pasitiko juos klastingai užpuolusius vokiečius, daug jų iššaudė, bet ir patys bene visi žuvo. Šį akmenį karo pradžios 20-mečio proga pastatė tarybinis ūkis. Prie jo buvo pritvirtinta metalinė lenta su atitinkamu užrašu, o mano mokinukai atidengimo proga deklamavo patriotinės eiles. Deja, menkai protaujančių ilgapirščių suskių visada Lietuva turėjo pakankamai. Jie lentą nulupo, nepatikėsit, tada, kai buvo minimas karo pradžios 50-metis. Tačiau šiemet mūsų mirštančio kaimo bendruomenė nutarė šį akmenį išgelbėti. Jau turim surinkę lėšų, mus parėmė užsienyje uždarbiaujantį ir blaiviai mąstantį kaimo jaunesnioji karta. Tad karo pradžios 70-mečio proga tikimės prie akmens pritvirtinti ir atidengti naują lentą. Kokie jų šaunuoliai, pasidžiaugė Andrius. Ta proga būtinai atvyksim ir paruošim reportažą. Ir jų šaunuoliai, atsiliepė Bronislavas, kad nespjaudot į mūsų sudėtingą ir prieštaravimų kupiną praeitį. O tai dabar tapo naudinga. Kai pasivaikščioje sugrįžo ir senolio pakviesti dar kartą atsisėdo prie stalo, Bronislavas tarė. Aš suprantu, mielas jaunime, kad jūs ketinat parašyti straipsnį apie 100-metį žemaitį, kuris dar neblogai slankiojo šią žemę. Labai prašau, apie mano gelbėtus vyrukus nė žodžio nerašykit, nereikia. Nenoriu tokiam amžiui sulaukti nemalonumų. Po Viliuko kapo miške neužmiršau, krikštytas bernelis buvo. Mano dukra per vėlines visada nuvažiuoja ir žvakutę uždega, o daugiau apie tai nieks neturi žinoti. Nenusipelnė jis didesnės pagarbos. Pakalbėkime, jei įdomu, apie mano pedagoginį darbą, mokinių likimus ir apie tai, kodėl Smetonos laikais atidaryta mokykla mūsų kaime net prie nacių veikė, o uždaryta buvo šiais laisvos Lietuvos laikais. Jie dar ilgai kalbėjosi. O atėjus metui atsisveikinti, Asta pasakė, tiem žmonėm, kurie karo metais išgelbėjo bent vieną jų tautietį, žydai suteikė pasaulio tautų teisuolio vardą, įteikė apdovanojimus. Jūs išgelbėjo 3 žmonės. Jūs 3 kart pelnėte pasaulio tautų teisuolio vardą. Jūs šventas žmogus.